Esu Neringa ir noriu pasidalinti savo statybų istoriją. 2019 metais prasidėjo viskas, kai jau šeima palaikė ir paskatino pradėti statybas. Suradau projektą. 2020 architektų pasitvirtinau. Žinojau, kad norėsiu turėti šeimą, vyrą, 2 vaikučius. 2021 taip gavosi, kad atsirado pas mane Mantas, kuris stovi kaip pas į kameras. Tada 2022 jau turėjome vestuves ir 2023 jau turime lėjuką. Visą šitą laikotarpį labai džiaugiamės, kad nestabdėme statybų. Žinoma, truputėlį sulėtino gyvenimiški etapai, kurie irgi reikalavo ir pasiruošimo, ir finansinių kitų dalykų. Tačiau nesustojom, tėvai palaikė, tėvai padėjo, broliai taipogi, uošviai irgi, draugai irgi, tai visiems labai labai ačiū. Žinoma, ne visus darbus teko atlikti patiems, ypač pačios dėžutės pastatymą, bet toliau viską viduje stengiamės, kiek galime atlikti patys, tai nuo dabar kažkur ir pradėsime tada planuoti jau visus vidaus darbus, ką teko daryti man, tai su tėveliais ir broliais. Einame, apžvelgsim visą metą. Statybos prasidėjo 2021 metais, bendras plotas 180 kvadratinių metrų, gyvenamasis plotas 150 kvadratinių metrų ir papuolėme į naudingumo klasę A++. Tai yra vieno aukšto namas. Įrašuose dalinsimės darbų eiga, išlaidomis, kasdienybė, palyginimais, klaidom ir atsakysime į jūsų klausimus, bei eigoje lauksime pasiūlymų ar patarimų. Toliau apžvelgsime pačią pradžią. Sklypą teko apsitvarkyti, nes buvo nemažai medžių priaugusių ir visokiausių šiukšlių, tai išsinuomojome šakų smulkintuvą ir susitvarkėme. Tuomet buvo paruošta žemė jau poliams išlieti. Kaip matote, polių buvo valėjimo darbai atliekami. Paruošė senelės pamatų liejimoje, buvo išlietas pamatas, tuomet perėjome prie sienų, pasirinkome dėti keramikinius blokelius, stogas buvo skardinis Classic antracito spalvos. Sieną apšiltinimo įdėjo 25 cm juodą polistirolą. Nuarmuotas fasadas, padarytos lietaus drenažas, įvestas vandentiekis ir kanalizacija, sumontuotos betoninės antracito spalvos palangės, sumontuota tvora, apie tai daugiau kitame įraše, saulės elektrinė pastatyta 10 kW, prasidėjo klinkerio klijavimo darbai, pirktos plytos ir pjaustytos į 2 cm storio plyteles. Taigi likę išorės darbai yra pamato apdaila, stogelio apdaila, kuriam ieškome dar geriausio varianto, medžio plastiko kompozito arba medinių lentučių, susidėti lietvamzdžius, terasą išbaigti, gerbuvis, trenkelės ir priekinė tvora. Linuosi lentelę, kurioje yra įvardinti atlikti darbai ir kokios buvo išlaidos. Tai tikiuosi pasidalinta informacija ir kurią toliau eigoje dalinsimės bus jums naudinga, padės taipogi statybose. Taip pat norime, kad užduotumėte mums klausimus, pastebėjimus arba šiaip įžvalgas savo pasidalintumėte komentaruose. Tai galite irgi adresuoti klausimą man arba Mantui, kuris filmuoja. Ir pasistengsime atsakyti arba pasidalinti savo patirtimi tiesiog. Gal ne visus pavyks atsakyti, bet tikrai kiek galėsim, tiek pasistengsime. Tai pasidalinkite dar šią informaciją su savo draugais, taipogi sekite mus ir stebėkite toliau šios statybos. Dėkojame jums už jūsų dėmesį ir gražios statybos.